23 metų 10.25 dieną buvo parašytas skundas Lietuvos prezidentui. Visi neįgalieji prašo prezidento jų badu nemarinti. Jie turi 15-30 metų ir daugiau stažą, o negauna net šalpos pensijos 184 eurų, kai absoliutus skurdas, skurdo riba 354 eurai. Šis prašymas yra įdėtas, tačiau aš jumi neperskaičiau, kokius uždaviau prezidentui klausimus. Taigi dabar tiesiog parodau ir aš juos perskaitysiu. Prezidente ar patarėjau, atsakykite į klausimus. Kodėl neįgaliesiems netekto darbingumo pensija skaičiuojama su daugikliais? Daugiklis 0,500 su 55 procentų darbingumo su stažu 15, 30 ir daugiau metų dalyja pusiau ir neįgalieji negauna 184 eurų net šalpos pensijos. Labai žiauru. Antras. Ar nenorit keisti sovietinės skaičiuoklės socialiai neteisingos į lietuvišką socialiai teisingą vien tik dėl to, kad daug sutaupoma neįgaliųjų sąskaita? Trečias. Ar žadate kitiems metams, 24 metams, pakeisti sovietinę skaičiuoklę į teisingą, sąžiningą skaičiuoklę? Ketvirtas. Kodėl netekto darbingumo pensija neskaičiuojama kaip pensininkų pensija be daugiklių? Turėtų būti skaičiuojama vienodai, nes vienodai dirbo ir mokėjo mokesčius. Penktas. Paskaičiavus netekto darbingumo pensiją ir tik tada pridėti kas 5 procentus po 20 ar 30 eurų. Pavyzdžiui, 55 procentų pridėti 30 eurų, 50 procentų 60 eurų, 45 procentų 90 eurų, 40 procentų 120 eurų ir taip toliau, o ne atimti pusę netekto darbingumo pensijos su 55 procentų ir badu marinti. Taigi gavau atsakymą. Atsakymą man parašė atsakymą, noriu parodyti kas. Asta Bogušienė, vedėja. Taigi dabar iš karto noriu pasakyti, kad nei vieną klausimą neatsakė Asta Bogušienė.
Ar mano šitą prašymą prezidentas skaitė ar ne, nežinau. Ar tik skaitė Asta Bogušienė. Bet nei į vieną mano klausimą neatsakė. Tai rodo, kad prezidentui neįgalieji žmonės nerūpi. Neįgaliųjų badu marinimą turintiems 15-30 metų stažą aš prilyginu su karu vykstančiu kur žmonės yra žudomi nekalti per karą. Taigi Lietuvoje žmonės, kurie turi stažą 15-30 metų, jie badu marinami. Šie žmonės nekaltai badu marinami, nes jie dirbo, mokėjo mokesčius. Šie žmonės užsidirbo netekto darbingumo pensiją, bet iš jų atima po pusę netekto darbingumo. Taigi Ukrainoje nekalti žmonės yra žudomi, Lietuvoje nekalti žmonės yra badu marinami. Tai yra labai žiauru.